labas, dabar jau vakaras, tu bent jau tamsu laukia už lango ir mes tik dabar pradėjom, tiksliau aš tik dabar pradėjau filmuoti vlogą, nes kažkaip visą dieną nieko nefilmavom ir dabar susiruošiam taip spontaniškai nuvažiuoti prie Klaipėdos Eglutės pasižiūrėti, nes dar nesam buvę. Tai žodžiu, susiruošiam, apsirengiam, pasidažiau su tais naujais savo makiažais visais, nežinau, iš tikrųjų tamsoj dažiaus, nes kadangi jau tamsu negalėjau prie dienos šviesos pasidažyti. Tai žodžiu, nieko nefilmavau, nes, nu žinot, su 3 vaikais yra ką veikti ir taip susiruošti yra streso, tai jau nebefilmavau, nes tiesiog skubėjom. Tai va, tai dabar jau einam į mašiną, vaikai jau laukia už durų, išgyniau už durų, kad leistų man intro nufilmuoti ir dabar jau einu pas juos. Jėzus, vos išlindau iš tamsos. Kur važiuosim? Jūs nežinot? Iš kur žinai, kas tau sakė? Aš nežinau. Kaip tu atspėjai? Nes girdėjau, kaip tu sakei. Rimtai? Čia taip girdėjus viskas? Ach, jūs. Bet mama. Ką? O yra tokių blakstienų netikrų, ten, kur galima užsidėti, kad būtų didesnės. Yra. O iš kur tu žinai, kad tokių yra, matei kažkur? Aha. Tu norėtum tokių blakstienų? Taip. Bet nėra mažų. Kažkas ant mūsų mašinos pastatė 2 senius besmegenius. Va, matot viršui. Norma griaut. Tai ne, žinok, mažutė nes tavo pirštinės. Nes sniegui pritaikytos, paskui bus šlapios rankos. Eikite mašiną sėsti. Nuvaliau sniego nuo mašinos, bet eilinį kartą pirštinės pamiršau. Tai Rolandas dabar turi eiti paimti, nes aš jau atsisėdau ir princesė nebenori niekur eiti. Ir kol valiau mašiną, aišku, visą pati apsnigau. Tai žodžiu, viskas, jau susėdom visi. Ne? Jūsų nesimato beveik. Ir važiuosim Eglutės pažiūrėti. Ir dar nuvažiuosim vieną siuntą paimti, nes žodžiu, kai vakar paėmėm iš LP Expresso ir Omnivos 2 siuntas, tai tada, kai paėmėm, už kelių minučių pasirodo, man buvo atėjus dar viena žinutė, kad dar viena siunta atėjo. Ten irgi iš Vintedo ir irgi vaikam kalėdinio dovana, tai reikės irgi važiuoti paimti. Ačiū. Labai trumpas video man. Nežinau. Ateik čia. Ką? Myliu. Aš irgi tave myliu, mažutė. Nesimato tos eglės. Aš toks išskirtinis su skėčiu. Nu. Eisim dabar ten pažiūrėti. Čiuožyklą. Opa! Karku jūs zachodite. Tai jau. Luna, ką valgai? Skanu? Aha. Paėmė kėtis tokį. Ne, tik vaflį ėmėm. Užteks. Kiek mokėjai? 12, 1,4 eurai. Neblogai. Nu va, pavalgėm vafliukų ir mes jau mašinai sušalom. Bent jau aš tai suledėjau. Jums šalta? Sušalo labai rankelės. Rankelės sušalo, Jėzus. O tu sušalai? Jo, sušalau. Atvažiavom į Hesburgerį, nors ir nesimato, nes susilieja. Ką sakei?
gražiai atrodai. Aš gražiai atrodau, o Jėzus Marija. Kur tu atitolinti? O, ne į tą pusę. Nu, pakartok dar kartą, ką sakei. Mama, tik pasakym, tu gražiai atrodai. Aš gražiai atrodau, nu, dėkui. Tai padai, kad tėčiai sakyčiau. Nu, sakyk tėčiui. Tėti, tik pasakym, tu gražiai atrodai. Oi, ačiū. Tavo labai gražus ūsai irgi. Ta jau parodyk savo burną. Valgiai vaflį? Taip, įsipūdau, taip. Jau taip įsipūvinau. Vaikai apelsinų sultis gers. Čia tavo. Tada prieskonių. Kepsnių prieskoniai labai skanus. Tada mes turim du šiaudukus. Tada mes turim mažą kolą. Čia tada padažui. Čia tada padažiukas. Ir dar kepsnių prieskonių. Šitie labai skanus. Ir tada mes turim keturis mėsainių su sūriu ir 4 bulvytės. Tai kaip ir nėra daugiau ką rodyti. Kur su tos pės? Iš šiukšlių dėžę gal? Nu ką, mes jau pavalgėm ir atėjau parodyti jum, ką gavau iš Vintedo. Čia yra vienam iš vaikų dovana, tiksliau Tajui dovana. Jeigu neklystu dėl to, kas čia yra viduj. Tai žodžiu, dabar išpakuosim, parodysiu. Bepirkdama dovanas Vintede pastebėjau, kad labai daug kas tiesiog Vintede prekiauja. Tai matos iš tokių maišiukų, nes tikrai paprasti žmonės, neprisiperka tokių maišiukų, kad ten siūst kažkokias šiaip rentom siuntas. Ir buvo įpakuota ne tik į tokį maišiuką, bet dar apdėta ir va tokį dalyką, kad, žodžiu, nesusilamdytų dėžutę. Tai va tokį nupirkau, pamačiau ir pasakiau savo, čia tikrai Tajui. Nes jam labai patinka žmogus voras. Dar čia kažkurią dieną ar vakar ar užvakar klausiau, koks jo mėgstamiausias yra personažas. Iš filmukų visokių ir panašiai, tai sakė žmogus voras, tai jam tikrai labai patiks, aš tikiuosi, kad jis negirdi. Nes svetainiai valgo dabar. Tai žodžiu, čia jisai yra su baterijom, čia jisai kalba, dar kažką jis daro, nežinau, čia man atrodo, reikės paspausti ir darys kažką, aš tikiuosi, kad jisai veiks. Tai žodžiu, manau, kad jam čia labai patiks šitas dalykas. Tai va, tai čia toksai, čia ne pagrindinė dovana jam, bet tokia antra, galima sakyti. Antra, ar tai trečia, bus tokias kaip 3 dovanos, tai žodžiu, parodysiu tada, kai jau čia filmuosiu tą video, ką mes dovanosim vaikam. Bet, šitą dalyką jau iškart galiu parodyti. Ir kitas dalykas keliauja iš Lenkijos, tai nežinau, kada jis ten atkeliaus. Aš manau, kad galbūt kitą savaitę, o gal ir šią savaitę, kažkada čia turėtų atvažiuoti. Tai jau kitą dalyką, nežinau, ar ten rodysiu ar nerodysiu, kad būtų ką rodyti tam ir atskiram video, kur filmuosiu visas tas dovanas. Nes šiais metais nebus ten milijonų tų dovanų, mes ten koinių nekimšim visokiom dovanom, nebent kažkokių dar saldainių dėžutę nupirksim. Žinot, kai būna ten tie tokie rinkiniai vaikam, ten su kokiu žaisliuku ir panašiai. Tai va, tai šitas dalykas jau tikrai 100% laimėjimas bus tai, nes man atrodo, kad jisai ir kalėdom norėtų darželį rengti žmogum vorų. Aš tai sakau, kad, žodžiu, kam būt 106 žmogum vorų, nes visada būna. Turbūt kiekvienais metais darželį, kai jau rengiasi ten kažkokiais personažais, tai būna kokie 6 žmonės vorai, 7 Elsos, tai žodžiu. Tai, bet jeigu vaikai nori, tai kodėl ne? Tegul tik nori. Aš tai realiai, jeigu rinkčiaus kažką iš Avengerių, tai rinkčiaus arba Iron Maną, arba Daktarą Strange'ą, nes man jie tokie patys įdomiausi. Bet, Tajui patinka žmogus voras. Jis labai ten su ta Avengerių, su Marvel visata nėra susipažinęs, tai aš jo kaip ir nekaltinu, kad jis yra žmogų vorą, bet žmogus voras irgi visai vainas. Žodžiu. Tai va, tai tokia dovana. Šitas video turbūt jau bus ypatingai trumpas, nes vakare pradėjau filmuoti ir, žodžiu, ir nebetęsiu jau daugiau, nes reikia dar spėti ir suredaguoti, ir jum įkelti ir panašiai, nes nenoriu nutęsti kitą dieną. Tai va, tai čia ir pabaigsiu. Žodžiu, buvom
pažiūrėti eglutės, pasivaikščiojom po miestą, apšviestą gražiai ir labai džiaugiuosi, kad nusprendėm eiti tada prie eglutės, kai jau yra sutemę, nes vis tiek visiškai kitoks vaizdas, negu ten eiti dieną, kai šviesu, nes ir tų lempučių ten nelabai matosi ir panašiai, bet jau kitą kartą, jeigu eisim, tai eisim, kai šviesu, galbūt išdrysim ir ant to ledo su vaikais užlipti, nes, realiai su 3 yra ką veikti. Turėtų arba vienas, arba kitas eiti iš mūsų, su kažkuriuo iš vaikų, arba su abiem vaikais, žodžiu, ten jau būtų, nes tas greitis tam rate čiuožiant tai yra nemažas, daug ten tų žmonių, tai nežinau, kaip ten būtų su vaikais, bet, gal ir išdrysim, gal ir neišdrysim, žodžiu, tai jau kitą kartą galvojam jau eiti, kai bus šviesu, nes bus tada gal ir šilčiau, nes dabar tai man kažkaip labai šalta buvo. Vakar, kai buvom lauke, nebuvo man taip šalta kaip dabar, bet galvoju, gal dėl to, kad jau sutemė buvo. Žodžiu, tai va, tai čia ir pabaigsiu. Nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim rytoj. Ate!